Būdama Madride ir stebėdama šį įspūdingą miestą, pajutau didžiulę dėkingumo bangą. Dėkoju savo kūnui, kad jis atlaikė tokias aktyves atostogas, kad leido valandų valandas vaikščioti Ispanijos gatvėmis, net ir per didelius karščius, kad leido man patirti šią šalį visais pojūčiais, matyti jos vaizdus, girdėti garsus, ragauti skonius, sutikti naujus žmones. Ir labiausiai dėkoju už tai, kad galėjau judėti be skausmo. Kai jaučiau, kad kūnui visko jau per daug, stengiausi jo neignoruoti. Sustodavau, daugiau ilsėdavausi, leisdavau savo ilgiau pamiegoti ir tiesiog suteikdavau tai, ko tuo metu jam reikėjo. Labukas, tai sveikinuosi iš Madrido. Visgi nusprendėm taip, kad aš skrisiu į Lietuvą anksčiau, o Gidžermo su Aidanuku dar keliaus į Kasares ir pratęs savo atostogas, kadangi Gidžermo šiuo metu nedirba ir turi ilgas atostogas, o man reikės grįžti į darbus ir aš dar turiu šiokių tokių reikaliukų, nueiti į banką, ruošti Aidaną į pirmą klasę, tokių, žinot, ir šiaip noriu pailsėti, tai grįšiu anksčiau. Tai dar turim kelias dienas Madride, apie kelionę į Madridą. Kartagena šiaip yra labai tikrai fainas miestukas, mums patiko, bet susisiekimas tenai dar nėra labai geras ir nėra tų greitųjų traukinių, tai važiavom su autobusu 5,5 valandos į Madridą. Ir 11 valandą turėjom check-out padaryti, jau palikti tuos apartamentus, tai realiai 4 valandas praleidom gatvėj, ne gatvėj, o stoties kavinukiai. Ir laukiam autobuso, kuris buvo tik 3 valandą ir paskui 5,5 valandas važiavom į Madridą. Tai buvom jau labai pervargę ir apskritai, kadangi visas atostogas, sakyčiau, daug veikiam, aš manau, pas daugumą yra tokios aktyvios atostogos. Nežinau, iš tikrųjų jūs man pasakykit, nebent tu ten pasiemi viską all inclusive ir tiesiog viešbutį guli prie baseiniuko ir niekur neini, tai tada gal ir gali pailsėti. Bet jeigu nori kažką daugiau pamatyti, daugiau pakeliauti ir nuveikti, tai aš manau, kad pas visus tos atostogos būna aktyvios ir iš tikrųjų pavargsti labai, ypač su vaikais keliaujant. Tai jau buvom pavargę, pasiekėm šitus apartamentus labai vėlai ir ėjom miegoti, ėjom ilsėtis, tai išmiegojau kokią 11 valandų, vakar visą dieną, pusę dienos dar gulėjau lovai, redagavau jums video, paskui vakare išėjom šiek tiek čia į miestą, susitikom su Gidžermo teta ir pusbroliu, šiek tiek pavaikščiojom ir viskas, grįžom namo apie 11 valandą, bet mane vakar naktį ištiko nemiga ir iki 4 ryto negalėjau niekaip užmigti, nežinau, buvo daug minčių, sukosi galvoje apie tą emigravimą. Išgėriau juodos arbatos, nes čia radau, kas buvo klaida, nes buvo jau 11 valandų vakaro ir aš sugalvojau, šiaip labai norėjau arbatos, nes vakarienės nevalgiau, galvojau, išgersiu arbatos, bet buvo tik juoda, išgėriau tos juodos arbatos, dar tas, man atrodo, kafeinas, šiaip aš esu labai jautri kafeinui ir tas dar suveikė turbūt, ir prieš tai gal buvau persimiegojus, nes 11 valandų miegojau, tai nežinau, žodžiu, tokia nemiga, o paskui iš viso sapnavau save su balta suknele vestuvinę, kažkokias vestuvės, vienu žodžiu, sapnavau savo hipnoterapijos mokytoją, kad jinai turėjo būti vietoj kunigo, vienu žodžiu, kažkokias nesąmonės. Tai nesijaučiu šiandien labai pailsėjus, nes miegojau nedaug, bet vis tiek susiruošėm ir aišku, eisim į miestą, nežinau, tiksliai dar nesuplanavom. Gidžermo labai nori eiti į restoraną kiniečių, pavalgyti, tai pirmą turbūt pavalgysim, o paskui kažkur keliausim. Aš tai labai noriu pamatyti Madrido parkus,
bet yra labai labai karšta ir nežinau, kaip bus su eidanuku. Tai va, o šiaip Madridas yra nuostabus, mes jau antrą kartą, praeitą vasarą irgi teko pabuvoti Madride, tai moteris bent vieną kartą gyvenime jūs turite atvykti ir pamatyti Madridą. Madride yra, nežinau, tas vaibas, tokio be galo didelis įspūdingas miestas, gyvas, ta prasme, daug žmonių, visko tu čia gali surasti, įspūdingi pastatai. Na, iš tikrųjų įdomus. Negyvent, nenorėčiau gyventi tokiam dideliam mieste. Kartagena palyginus kaip kaimas su Madridu. Tai va, bet tikrai rekomenduoju jums bent kartą gyvenime atvykti ir aplankyti Madridą. Tai va, gerai, nepliurpsiu, pasimsiu kamerą ir eisim paeksplorinti miestą kartu. The tomato is also very tasty. The sour. Labas rytas, moteris. Paskutinė mano diena Madride. Na, rytoj vakare išskrendu. Palikau šeimyną miegoti. Dabar yra netoli jau 11. Šiaip planavau anksčiau atsikelti, kad dar nebūtų taip karšta. Bet buvau labai pavargus, tai leidau savo pamiegoti ilgiau. Tuoj bus 11 ir aš atėjau į parkelį. Kažkaip galvoju, fainai būtų ramiai pabūt, paskaityti knygą, tai va, ieškau kokio spotuko. Nežinau, gal aš čia kvailai atrodysiu su savo paklode. Dabar atsimenu, mes praeitą vasarą buvom šitam parke.
toj kavinukiai, kur pusryčiavau ir geriau kavą. Iš ties labai man patiko, labai skani kokybiška kava, gluten free, vegan, yra pasirinkimų daug ir tikrai maistas buvo labai skanus, sveikas, super, Lietuvoje trūksta tokių vietų. Grįžau į kambarį, 4 valandas kažkur prabimbinėjau parkelį, bet fainai, man patinka, aš tokia su metais introvertė darausi, man tai patinka leisti laiką vienai. Toj sveikuolių parduotuviai, nereali sveikuolių parduotuvė, tiek visko ten daug, tiek daug fainų ir gerų dalykų. Nupirkau mamai kakavos parvešiu lauktuvių, organiškos, geros, pasiėmiau savo kambučios. Šiaip, aš nelabai gerai jaučiuosi paskui po kambučios, kažkaip mano organizmui nelabai jinai tinka, bet aš jau kelias dienas taip norėjau jos atsigerti. Ir niekur neradau čia kavinukėse, restoranėliuose jos. Tai dabar toks čilas. Geriu savo kambučėlę, valgau riešutėlius, stacijas ir žiūriu vlogą. Čia ne reklama, bet norėjau pasidalinti, jau kuris laikas naudoju uogą dezodorantą. Bandžiau žalią tamsiai ir čia toks kaip salotinis į geltonumą. Tai man labai patinka šitie dezodorantai. Man svarbu, kad būtų gera sudėtis, be aliuminio, čia jau jisai baiginėjasi. Toksai va pieštukinis, nebedaug jau man čia liko. Malonus kvapas ir apskritai iš uogos kosmetikos pradėjau pirkti daugiau, nes jinai yra natūralesnė. Išbandžiau šampūnus, jie nepadaro kažkokio wow efekto dėl to, kad jie yra iš natūralesnės sudėties, bet nežinau, man visai neblogi, tai šampūnus, kaukės, nusipirkau blizgėsi visai paprastą, iš uogą ir ką dar. Dar planuoju šešėlius nusipirkti. Šiaip aš šešėliais labai retai kada dažausi. Šiek tiek, gal švelniai šiek tiek šitose vietose parudinu, nes vokai jau pradėjo mamytei kristi. Tai šiek tiek su šešėliais motyvo pasikeliu juos ale vizualiai. Tai bet uoga man patinka. Nežinau, ar esate išbandę, ar jums patinka, pasidalinkit, kas iš moterų mėgstat natūralią kosmetiką, pasidalinkit, ką naudojate jūs. Buvau pamiršus dar iš uogos labai fainą, nusipirkau BB kremuką. Vasarai, jisai toks tamsesnės spalvos veidui, vasarą specialiai ėmiau tamsesnį, tai labai man patinka šitas ir blizgėsiuką visiškai paprastą tokį, bespalvį. Nagus jau reikia tvarkyti ir kojų, ir rankų, bet susitvarkysiu jau Lietuvoje. Ok, šeiminėlė susiruošė, paskutinis vakaras Madride. Nosį krapšto, eidanukas.
Wait for me. Einam pavalgyti kažkur. Dėkinga esu už galimybę keliauti, pamatyti kitas šalis, susipažinti su jų kultūra, žmonėmis, gyvenimu. Tiek Madride, tiek Kartachenoje praleidau nuostabų laiką, o šie prisiminimai, tikiu, liks su manim dar labai ilgai. Tokios kelionės ne tik leidžia pamatyti pasaulį, jos praturtina, suteikia daug gražių emocijų, naujų patirčių ir pripildo širdį džiaugsmo. Jei tik galėčiau, žinoma, keliaučiau dar daugiau, bet esu labai dėkinga ir už galimybę pakeliauti bent kartą per metus. Ačiū, ačiū, ačiū. Ir dar kartą ačiū Jums, kad keliavote kartu su manimi. Iki kito vlogo.